Šiame vaizdo įraše analizuosime besikeičiančią įtampą tarp Rusijos ir Jungtinės karalystės. Čia Rusijos naikintuvai pakartotinai pavojingai priartėja prie Britų žvalgybinių orlaivių, patruliuojančių virš Juodosios jūros, dar labiau išryškindami augančią strateginę įtampą tarp Maskvos ir Londono. Šie pavojingi Rusijos naikintuvų perėmimai sukelia avarinius perspėjimus Britų žvalgybinių orlaivių kabinose, išjungia jų autopiloto sistemas ir palaipsniui atskleidžia agresyvią Rusijos pilotų taktiką. Balandžio mėnesį Jungtinės karalystės orlaivis Rivet Joint, vykdęs įprastą signalų žvalgybos misiją virš Juodosios jūros, buvo pakartotinai perimtas Rusijos Sukhoi naikintuvo patruliavimo metu. Rusijos orlaivis bent 6 kartus praskrido priešais Rivet Joint. Vienu momentu jis priartėjo itin arti, atstumas tarp orlaivių sumažėjo iki maždaug 6 metrų. Nepaisant šio didelės rizikos Rusijos perėmimo bandymų, karališkųjų oro pajėgų įgula situaciją suvaldė profesionaliai ir sėkmingai įvykdė suplanuotą žvalgybos misiją. Maždaug tuo pačiu metu Rusija buvo įsivėlusi į dar vieną atskirą perėmimo incidentą, kuris laikomas dar rimtesniu ir keliančiu daugiau nerimo nei ankstesnis atvejis. Jungtinės karalystės gynybos ministerija teigia, kad Rusijos Sukhoi naikintuvas priskrido taip arti neginkluoto Rivet Joint orlaivio, patruliavusio tarptautinėje oro erdvėje virš Juodosios jūros, jog Rivet Joint borto avarinio perspėjimo sistema automatiškai suveikė. Tuo pačiu metu buvo išjungta autopiloto sistema, todėl Britų pilotui teko orlaivį valdyti rankiniu būdu. Tokie Rusijos veiksmai Juodosios jūros regione kelia rimtą susirūpinimą Jungtinei karalystiai. Britų žvalgybinių orlaivių buvimas danguje virš Juodosios jūros atspindi ilgalaikę NATO ir Jungtinės karalystės strateginę saugumo laikyseną. Po to, kai Rusija 2014 m. užėmė Krymą, regiono geopolitinė svarba žymiai išaugo, nes Rusijos karinės jūrų ir oro operacijos vykdomos iš Krymo pradėjo tiesiogiai veikti NATO rytinio flango valstybių saugumo aplinką. Atsakydama į tai, Jungtinė karalystė pradėjo reguliariai siųsti Rivet Joint žvalgybinius orlaivius stebėti Rusijos karinės veiklos Juodosios jūros regione. Po to, kai 2022 metais prasidėjo Rusijos ir Ukrainos karas, Juodoji jūra faktiškai tapo aktyvia konflikto zona, todėl OTK dar labiau sustiprino savo stebėjimo operacijas šiame regione. Žvalgybinė informacija surinkta šių žvalgybinių misijų metu Jungtinės karalystės yra dalijamasi su NATO valstybėmis narėmis. Kita vertus, Rusija teigia, kad Jungtinės karalystės Rivet Joint elektroninės žvalgybos orlaiviai veikia oro erdvėje virš Juodosios jūros ir vykdo stebėjimą virš Rusijos vidaus regionų, o surinkta informacija tiesiogiai perduodama Ukrainos pajėgoms. Ji taip pat tvirtina, kad ši žvalgybinė informacija vėliau naudojama Ukrainos tam, kad būtų nustatyti svarbus kariniai taikiniai Rusijos viduje ir prieš juos būtų vykdomi bepiločių orlaivių bei raketų smūgiai. Laikui bėgant situacija Juodosios jūros regione tapo vis sudėtingesnė ir įtemptesnė, ką rodo nuolat didėjantis Rusijos naikintuvų perimamų Britų žvalgybinių orlaivių incidentų skaičius. Kiekvienas naujas Rusijos perėmimas tampa vis provokuojantis ir rizikingesnis nei ankstesnis. Pastaruoju metu per vieną mėnesį įvykdžiusi 2 pavojingus Britų žvalgybinių orlaivių perėmimus, Rusija aiškiai parodė, kad tokie incidentai ateityje gali dažnėti. Apskritai, pavojingi artimi susidūrimai tarp Jungtinės karalystės ir Rusijos orlaivių Juodosios jūros oro erdvėje nėra vien tik taktinės provokacijos, jie iš tikrųjų atspindi gilesnės geopolitinės dviejų didžiųjų valstybių konkurencijos apraišką. Nors tokie pavojingi Rusijos perėmimai didina įtampą Juodosios jūros oro erdvėje, nei Rusija, nei OTK nenori pradėti tiesioginio karo, nes jo pasekmės abiem pusėms galėtų būti itin skaudžios. Todėl abi šalys vis dar išlaiko tam tikrą atsargumą ir kontrolę, siekdamos valdyti situaciją. Tačiau tikroji rizika slypi tame, kad tokio pobūdžio pavojingose ir artimuose kariniuose susidūrimuose ore bet kokia menka žmogiška klaida ar nesusipratimas gali labai lengvai peraugti į nekontroliuojamą situaciją, sukeldama rimtą incidentą ar netikėtą susidūrimą.